Lego. Nu. Radau krapšą. Kiek jų yra? 2. Susitinkame dovanų pakavimo dirbtuvėlėse. Tai pakuoju vaikų dovanas. Nuo ašarų užtinusios akis, mūsų šuniukas numirė ir dar taip pat neatsigaunu. Tai vyras išvežė vaikus sportuoti ir turiu laiko supakuoti jų kalėdinės dovanas ir kalendorius. Tai pagrindinis dalykas, ką jie gaus šiais metais, yra Beyblade rinkinys su trasom. Turime kaimynus, kurie grįžo iš Naujosios Zelandijos gyventi į Airiją ir jų vaikai turi Beyblade'us. Kas prisimena Beyblade'us? Tai mano brolis turėjo, galbūt patraukė ir jie sukas ir daužosi. Ir ieškoju jų radau Vinted. Tai nupirkau milžinišką rinkinį, ten jų yra labai daug, trasos, visi tie dalykai, nelabai žinau. Airijoje tai visai nepopuliarus dalykas ir galbūt ne tik, kad Airijoje, galbūt ne tik dėl to, bet dėl to, kad tai yra toks 90-ųjų dalykas. Ir aš net nežinau, kad yra jų dar pirkti, bet radau Vinted visą rinkinį. Tai kaip ir atvažiavo, taip ir įdėjau su visą dėžę į palėpę, kadangi vaikai gauna labai daug dovanų iš giminių per šventę. Tai stengiuosi per daug neprisipirkti, kažką apsirengti, kažką paskaityti, kažką suvalgyti ir kažko, ko jie nori. Tai ir tokie gaunasi 4 mažos dovanėlės ir toksai gaunasi rinkinukas. Čarlis pamatė kažkada štai šitą katiną kataloge, Aldi kataloge ir aš važiavau gal 3 kartus jo ieškoti ir jo nebuvo. Tai radau jį Mr. Price, man atrodo, katinas ir pamatysite temą, kad mano vaikai labai mėgsta vienas katinas, kitas šunis, tai aš kažkaip renku pagal tą temą. Kitas dalykas, tai kažką apsirengti, tai Čarliui radau štai tokią Lego maikė, akinius su kačiukais, nes, jis labai myli kačiukus. Kažką suvalgyti įdėjau minimaliai, nes manau, ir tai bus tų saldumynų, visko taip pat tokia pica, labai jie visą laiką jų nori parduotuvėse. Temu ar Amazon užmačiau tetrius, bet pagalvojau, kad labai faina bus mašinoje juos turėti. Ir kelionėms knyga, kurią nupirkau Čarliui, tai yra iš labdaros. Ir vadinasi Catkin, tai yra tokia labai gražiai iliustruota, nuostabios iliustracijos, pažiūrėkite kokią gražumą iliustracijos, tai yra apie katiną istoriją ir pažiūrėkite kokią grožio iliustracijos, nereali knyga, tai gausis ją ir kadangi jis yra visiškas katinų mylėtojas, tai manau jam labai patiks. Keliaujame pro Magnus dovanos, labai pakvaišęs dabar dėl Minecraft ir visi jo klasiokai apie tai šneka, tai radau šunį ir vilką, aš neprisimenu, kas čia toks yra, bet jo tą žaisliuką. Temu, tai užsakiau iš Temu, man atrodo 3 eurai, kiek jis tą kainavo. Kažką apsirengti kategorijas nupirkau Minecraft kepurę tokią. Tada koinės su šuniuku ir toks pat tetris. Ir labdaroje radau dar vieną nuostabią knygą, ta žiauriai įdomi. Tempi. Ir žiūrėkite, kaip išlenda gyvūnas. Kažkoks kosmosas. Tokias dovanėlės, einu viską supakuosiu. Dau tokį popierių su nykštukais, praeitų metų likusi. Ir nusipirkau kažkada tai tokį dalykėlį iš Temu, paspaudi, išlenda lipni juostą ir iš karto mažais gabaliukais jį. Žiauriai patogus dalykas pakuoti dovanams. Tai einu, po truputį pradėsiu, supakuosiu šias. Turiu gal 1,5 valandos visam šitam reikalui, tai reikia greitai suktis.
gruodžio 1 aš jau spinduliuoju kalėdinę energiją ir tiesiog laukiu švenčių. Bet šiais metais kažkaip, nežinau, neįsijungė mano ta kalėdinė nuotaika ir buvo jau minusas ir jų tokios kaip ir jautėsi kalėdinės nuotaikos. Ir tada aš išskridau Maroką, kur saulė, geras oras, atostogos ir matyt susimaišė šiek tiek visas tas dalykas ir dabar sunku įkvėpti tos kalėdinės nuotaikas. Tai vat, šiame filmuke pabandysime įkvėpti ją kartu. Kalėdų eglutė jau yra, šiek tiek pasipuošiam ir dar turiu kelias vieteles, kurias noriu pasipuošti, tai galbūt padarysime tai kartu. Pirmas dalykas, ką noriu padaryti, tai pasikeisti į kalėdinę patalynę. Tai turiu labai fainą tokią flanelinę kalėdinę patalynę, tai ką tik iš džiovyklės ištraukiau, nes buvo jį palėpėje, tai viską perplavau. Tada čia yra viena iš vaikų. Dabar einu padaryti visiems kalėdinės lovas. Ką galvoji, Maksimus, gerai? Na ką, padusau, bet pasikeičiau patalynę. Noriu parodyti tokį dalykėlį, kurį draugė rekomendavo. Purškaliuką, jai padeda miegoti. Aš su juo neužmiegu, nes aš jį užuodžiu ir mane nervuoja kvapai prieš miegą. Tai man jis visai tam netiko, bet galbūt žmonėm, kur patinka kvapukai prieš miegą. Tu nudarnies kaip užpuolė. Maksimus. Šį pagalvės ir lovos purškaliuką iš Rituals. Ir tai va, pasikeičiu patalynę. Visą laiką išpurškiluoju juo. Mano draugė kankina nemiga, tai sakė, šis purškalas yra stebuklas. Nusipirkau aš jį, kai man irgi buvo užpuolusios nemigos. Tai nežinau, nemačiau jokio didelio skirtumą. Jeigu man nesimiega, joks purškalas man nepadeda. Tai šiaip labai skaniai kvepia ant lovos pasipurkšti ir manau, faina būtų dovana kalėdų proga kam nors. Tai atkreipkite dėmesį juos, kai ieškosite dovanų, nes labai skaniai kvepia, gražus stikliniai buteliukai. Dalis vyro gimtadienio dovanos buvo pagalvė. Kodėl jis nenaudoja? Pasidėjo į spintą ir laiko. Tai dabar išpakavau aš ją, padėjau ant lovos, teks jam naudoti. Galbūt nepatiko, nežinau, nepaklausiu, kodėl nenaudoja, bet norėjo kitos pagalvės. Būtent tokį ir nupirkau. Viena iš jo gimtadienio dovanų. Kita dovana buvo Birkenstocks klogai. Tai tiek ilgai laukiu, užsakiau, atėjo jie ir atėjo per maži. Jo išmera, tiesiog per maži, tai siunčiu atgal ir už vakar atėjo geras dydis ir dabar vaikšto patenkintas. Galės po mėnesio ir kitą dovaną pradėti naudoti, nori ir nenori. Gerai, pakeisiu vaikų patalynės ir tada pajungsiu skalbimą. Ir vyras šiandieną daro labai šventinę vakarienę, karbonadus ir be progos, be nieko tiesiog, nes labai norėjau. Tai vat, šiandieną bus labai skani vakarienė. Tu man trukdai ir visai nepadedi. Piu, piu, piu. Nu, vat, kalėdinės patalynės. Kita pusė yra Paw Patrol šuniukai. Mano vaikai kaip ir jų per dideli, nelabai patinka jiem. Tai uždengiau šią pusę. Rodžiau viename iš paskutinių filmukų, kad nupirkau vaikam nuostabės patalynės iš Ikėjos su žvėriukais. Viena tokia geltona, nerealios. Tai jie vis tiek nori savo Lego Ninjago, pačių negražiausių. Susipykstam kiekvieną kartą, kai uždedu anas, nes nori šitų. Tai bandžiau tartis, kad laikysime va čia pusę į viršų, ne ši pusė dar, bet ne, turi būti visi šie grožiai ir dar palaukite, pats baisiausias yra, bet baisiausia viso šio dalis yra va šitas senis, kuris yra ant pagalvės. Ir jie visą laiką atsuka jį į viršų. Ir aš apsuku ir jiem vėl pasideda, kas jis toks, kodėl jisai ant pagalvės. Kažkada vyras nupirko vaikams Lidl, man atrodo. Tai jo, dabar ir gyvena su tokiam patalynėm. Aš nupirkau gražias, mano gražias nepatinka. O visokie seniai ir ninjagos būna nuolatos. Ir gali dekoruoti kaip nori tą vaikų kambarį, bet ne, ninjago ant lovos vis tiek bus.
tokį muiliuką, veido kaukę jau gavau ir veido prausiklį. Taip, Katinukiui patinka tokie dalykai, ne? Kas čia? Tai čia yra iš Fussy, nebandytas. Noriu išbandyti iš tikrųjų, nes labai fainas jų refill pakuotė tokia aliuminė yra. Aš turiu iš Wild, nelabai man pasiteisino, tai nebenaudoju. Tada hialurono rūgštis. Labai laiku, nes kaip tik neturiu. Q&A produktai man labai patinka. Susitinkame kelyje, matote, kas vyksta už lango, labai nefaina diena, lietinga, bet bent jau šilta. Ir šiandieną susitinku su drauge, tęsime jos gimtadienį, tai eisime pusryčiauti ir planas galbūt kažkur pasivaikščioti, gal kokį tik į Max pasinuvažiuosim, nežinau, žiūrėsim, kur mus diena nuves, nes oras tai tikrai nekoks, gerai būtų įlysti kažkokį shopping centrą ar kažkur. Puikiai šiandieną išvažiuoja į draugų gimtadienį, tai net nuvežti nereikės, nes paims iš namų. Tai kaip ir tokia laisva diena, bent 3 valandas be vaikų ir man ir jam. Tai su kačiukais maišelis. Viduje tenais yra didelė dėžė, sūrių gaminimo rinkinys, gali pagaminti iki 15 skirtingų sūrių. Jos draugui ir jai patinka tokie dalykai, tai galvoju tikrai, manau, kad išbandys tokie žmonės, kur panaudos tokį dalyką. Tada čia yra sodo kepurė. Aš irgi tokią turiu, aš naudoju, kai būnu kieme, labai geras dalykas. Jai patinka augalai, jai patinka sodas, šiltnamius, ten turi viską. Tai padovanosiu jai savo rankų darbo vazonėlį, kurį dariau mozaikos kursuose, tada nupirkau daug sėklų įdėjau, tada knyga apie gėles, nežinau kaip ištraukti, bet čia yra toksai rinkinys, čia yra 3 tokie dalykai, sodui tvarkyti ir dar apačiai yra bonsai rinkinys, žirklutės, pincetai ir visas toksai rinkinukas, bet jų ten labai giliai netrauksiu. Tai va tokia gimtadienio dovana, šiek tiek vasariška, pavasariška dovana, ne mano kaltė, kad jį gimė gruodį. Yra ant kampų parduotuvėlė, tai noriu dar nupirkti gėlių greit ir lekiame pusryčiauti. Labas, susitinkam mašinoje, važiuoju namo tuo jau, atsisveikinu su drauge, liko labai patenkinta dovanom, skaniai pavalgėm, labai daug žmonių visur ir buvom tik į Max. Važiuoju namo, galbūt jų vaikai bus grįžę, žiūrėsime, kokia mūsų ta diena bus. Tai va, susitiksime vėliau. Ant stalo daug pirkinių, net nežinau, nuo ko pradėti. Tai pradėsiu nuo šie drėgmės surinkėjai, dedu šiuos į spintą, nes mano spinta prie lango, kad ir jie tuo pačiu čia su kvapu. Tai žiūrėsiu, nesupirkusi, bet pagalvoju, kad labai rasuoja tas langas ir galvoju, kad nesudrėktų mano drabužiai. Tada nusipirkau iš Method rankų muilą. Tokį vat pirmame aukšte pasidėti, labai faina patukuoti. Method valikliai man labai patinka, bet sunkiai aš juos gaunu. Tada užmačiau Zaflorą, kalėdinio kvapo, buvau Primarke. Tai čia turiu visus Primarko dalykus. Sau nusipirkau labai fainas kojines, tokias vapukuotas su meškiukais. Tada vaikam paėmiau tokias maikes, nes labai patinka jam Pokemonai, tai galvoju tikrai apsidžiaugs, tai va šiandieną gaus. Ir buvo pižamos, tai kiek jos originaliai kainavo po 12 eurų, o dabar 5. Tai paėmiau 2 tokias flanelinės, medvilninės pižamas. Turėjome jas prieš 2 metus, išaugo. Tai va, ir ką aš pirmiausia padarysiu, susiųsiu sagas. Tai va, tokios 2 labai gražios pižamos. Kalėdinės dovanas jau pradėjau pirkti, tai čia viskio butelis. Buvau Sandaikšiuose, tai žiūrėkite, kokį grožio puodelį nusipirkau medinį. Su lėkštute, rankų darbo, kosminis. Ir tada štai va toksai va skilutėm daryti. Pažiūrėkite, kiek pirštinių vaikam nupirkau, tai dabar gal netrūksim, kiekvieną dieną yra trūkumas. Tada nusipirkau tokias juostas ant galvos nešioti, tai va viena tokia, kita tokia ir trečia yra va tokia pat tik juoda, labai švelnios, labai fainos su tokiais karoliukais. Ir tokie mano šiandienos pirkiniai. Ir paskutinis pirkinys, iš tikrųjų pamiršau, tai tik į Max nusipirkau tokius kvepalus, 16 eurų. Rašo, kad The Parfum ir kvapas, labai patiko, labai kažką primena, nežinau, kuriuos man jie primena, bet kažką, ką esu turėjusi. Ir jo, tai va toks didelis buteliukas, čia labai daug jų, koks 100. Tai va tokie kvepaliukai kažkaip.
Užlipu į antrą aukštą ir galvoju, kodėl čia taip šalta. Visur langai dar nuo ryto palikti, labai sušaldėm namus. Ir su draugė buvom prie kasos, ta moteris mus pasižiūrėjo, nuskanavo tą viskį ir nieko nesakė. Ir aš draugiai išeinam lauk ir draugiai sakau, įsivaizduoju, atėjo laikai, kai net Tesco nebeprašo mūsų dokumentų, viskas. Net supratom, kad oficialiai mes pasedom, nes Tesco dar kartais paprašydavo, bet šiandieną nepaprašė, tai vat turbūt daugiau niekur nebepaprašys. Mano mažylis naudžia. Pasidariau kavos. Nu, koks tu gražuolis. Labas. Žiūrėkite, kokią pelytę nusipirkau šiandieną Tesco, dar pamiršau parodyti. Tai jis sėdi ant tokio pudingo, deserto. Nu, labai graži, iš veltinio. Ir mano grožis. Nusipirkau nuostabios duonos penktadienį, tai šiandieną bus sumuštinių rytas. Žiūrėkite, kokia didumo obuolys. Jie iš Ukrainos. Pusryčiai. Tai tie nuostabus miltiniai obuoliukai, kriaušė ir tada yra 3 rūšys sumuštinio su nuostabia sourdough, tokia nerealia duona. Tai vat, kavytė man ir einam pusryčiauti. Šiandien atsibudau be balso, labai užkimusi. Ištraukti dovaną. O, Magnus, sakyk, kad bus tokių dienų vėl. Nu, ieškokit. Gavai lapelį, tai bus. Radai? Kas čia? Tai reikia padaryti, man parodyt man. Ir pakabinsi man teglutės. Kokia šiandien diena? 7 jau? Oho. O, čia Magnus mėgstamiausias kremas būdavo tos. Pakoju Vinted siuntą. Tai pardaviau savo akinukus, įdomi istorija su jais, tai aš juos radau santikčiuose, buvo 3 sakiniai padėti ir žiūriu, vieni Ray-Bans ir aš jiems, kokia kaina, nu ir sako, imk visus 3 už ten 1,5 ar 2 eurus, nusipirkau ir spėkite ką, jie originalus, yra ir 2 iš jų buvo neoriginalus kopijos, o šie yra originalai, nes yra visi ženkliukai, visi markingai ir iš tikrųjų man jie nelabai tinka ir nelabai patinka plonos tos kojytės, tai kaip žadėjau pasilikti, bet neprilipo, tai įdėjau Vintedą ir atvažiavo mano Black Friday pirkinys, tai čia paskutinis pirkinys, yra dar jau kuriuos gavau ir keistą sekmadienį nesitikėjau gauti, tai čia yra šepetėlių rinkinys iš Real Techniques ir man labai reikia šepetėlių, mano tokie liūdni ir pavargę ir iš to, nu visko ko reikia kaip ir, tai vat žiūrėsiu kaip man su jais seksis, šis labai fainas ir jo, ir dar nusipirkau kosmetikos, tai vat jeigu įdomu mano juodojo penktadienio Amazon pirkiniai, palikite pačioje, kitame filmuke pasidalinsiu. Ant mano naujų drabužių, vat pasidėjau drabužius, kuriuos mausios po dušo ir jau vat katinas ant juodų kelnių. Maximus. O Amazon pakuotės einu dėti į savo kolekciją, dar ten vieną turiu su kalėdiniam kepurėm, tai dedu savo Vinted siuntom, nes labai daug ką parduodu, tai labai naudinga jas panaudoti.
granatų sezonas, tai vat Tesco kaip tik buvo visas po 70 centų, nusipirkau labai daug ir avokadų. Tai tuoj baigė prinokti, šitas jau kaip ir geras, dar kiti kieti. Tai kai prinoksta, dedu į šaldytuvą, granatos irgi čia dar reikia palaikyti, nes aš jas palaikau, kol palieka va tokios. Tai va turiu dvi tokias jau labai skanes prisirpusias ir jas išdaužysiu, gaunu po tokį va indelį, kurį nešuosi į darbą, duodu vaikams užkandžiams ir pasidarau vieną granatą telpa į va tokį indelį. Tai prisidarau jų, susidedu į šaldytuvą, labai puikiai pastovi vos ne iki savaitės. Ir kitas mano reikaliukas tai yra svarainiai. Nusipirkau 2 svarainių obuoliukus tokius ir keliaus jie iš į nuo kavos indelių, užpilsiu cukrum ir darysime svarainių sirupą. Tai vat užsiminėjau tokiais vat reikaliukais. Darausi arbatos, tai čia yra pakelis citrinų ir imbiero arbatos, o tenais tokie paruoštukai cinamonas, ciberžolė, kas dar, imbieras, citrina, kažko imbiero šaknį turėjau didelį ir norėjau sunaudoti, tai va prisidariau tokių paruoštukų ir dabar va, kai ligos puola, labai gerai bus. Tai va. Čia gavosi graži spalva, tai visai skaniai čia gavosi. Čia mano sveikuoliška kakava, kurią darausi kartais vakarais. Su asaja, su maka produktu. Čia visko daug yra, labai gera sudėtis, labai man patiko. Daug kas organiški. Čia vaikų šokoladas, tai pieniškas šokoladas kubeliuose ištirpintas. Alfas atnešė šiandieną mums tokių vat fainų zefiriukų ir šaukštelių rinkinį, kurie yra labai stiprus, iš tikrųjų labai mėtiniai. Tai einame daryti kakavą.